Laikas bėga greitai ir kartais net tokia konstanta tapę dalykai, kaip Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės centro padalinys. Šiaip jau miestiečių ir pacientų dažniausiai vadinamas Raudonuoju kryžium arba ta ligoninė prie Soboro keičia savo adresą iš Laisvės alėjos į Josvainių gatvę numeris 2. O pati ligoninė, Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninė, atidaryta buvo 1908 metais, minint gailestingųjų seserų veiklos 10-metį. Gailestingosios seserys rinko aukas, ėmė paskolą, netgi savo asmeninius biudžetus dėjo tam, kad Laisvės alėjoje, tuo metu tai buvo Nikolajaus prospektas, galėtų įsigyti sklypą su pastatais ir pritaikyti jį ligoniniai. Tainios įsikūrė pačios ir įkūrė ambulatoriją su 30 lovų. Gailestingosios seserys čia turėjo ne tik vaistinę, bet ir vandentiekį ir net elektrą ir priiminėjo visus, tiek vyrus, tiek moteris, ir nepriklausomai nuo socialinio statuso ar išpažįstamos religijos. Gailestingųjų seserų nubrėžta kryptis buvo išlaikyta ir tarpukariu. Tiesa, Pirmo pasaulinio karo metu vokiečiai čia laikė karo belaisvius, o pasitraukiant ligoninę stipriai išplėšė. Tad buvo įsteigta Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, kuri rinko lėšas, kad vėl gydymą galėtų padaryti prieinamą visiems. Ligoninė praplėtė iki 150 lovų, pirko naują ir modernę techniką, o svarbiausia – prisiviliojo geriausius specialistus. Ligoninė šiame pastate veikia iki pat 2025 metų pirmųjų dienų, daugiau nei 100-metį, ir per tą 100-metį pakeitė daugybę pavadinimų, nuo Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninės iki Kauno klinikinės ligoninės. Galiausiai tapo ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė. Bet kas nekito, tai siekis būti ištikimiems tai misijai, kurią uždavė pirmieji ligoninės kūrėjai. Tai yra būti moderne ir patogia ligoninė jos pacientams. Sveikinuosi iš naujo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės ortopedijos traumatologijos klinikos pastato Kaune, Šilainių mikrorajone. Būtent čia persikėlė seniausia gydymo įstaiga Kaune. Naujas pastatas, naujos galimybės teikti paslaugas efektyviau ir moderniau. Pagaliau ortopedija traumatologija įsiliejo į kolegų specialybių būrį, o pacientai gaus paslaugas atitinkančias šiuolaikinius standartus ir praktikas. Pradėjus vadovauti Kauno klinikiniai ligoniniai, iškilo klausimas dėl infrastruktūros tų padalinių, kurie buvo. Infrastruktūros klausimas buvo labai aktualus dėl Laisvės alėjos padalinių, taip vadinama Raudono kryžiaus ligoninė. Ir tuomet buvo mintis, kad viską koncentruoti reiktų Josvainių 2 padalinyje. Kokybiškai slaugos veiklai svarbu daug detalių. Darbo sąlygos, priemonės, jų išdėstymas, tarpprofesiniai santykiai. Šiandien aš noriu tik dėkoti visai komandai, kuri prisidėjo prie kraustymosi. Tai yra pavyzdys, kaip veikia komanda, kai jie turi vieną bendrą tikslą. Be šiuolaikiškų patalpų džiaugiamės naują diagnostinę ir gydymo įrangą. Modernus rentgeno aparatas, be kitų įprastinių funkcijų, leidžia atlikti viso ilgio galūnės nuotrauką. Galime išmatuoti visas galūnės anatomines ir chirurginės ašis, iš anksto vizualizuoti, kaip atrodys vienas ar kitas protezas, bei parinkti pacientą būtent jam tinkamiausią protezą tipą. Tai labai palengvina operacijos planavimą ir pagerina jos rezultatus. Naujasis pastatas yra 3 aukštų, užima beveik 5000 m2 plotą. Šalia įrengtos automobilių parkavimo vietos, elektromobilių įkrovimo stotelės bei dviračių stovėjimo vietos. Korpuse veikia skubiosios traumatologijos pagalbos skyrius ir konsultacijų poliklinika, radiologijos skyrius, kraujagyslių chirurgijos skyrius, stacionariniam gydymui skirtas ortopedijos traumatologijos skyrius. Ortopedijos traumatologijos klinikoje pacientams numatyta 64 lovos, veikia 5 šiuolaikiškos operacinės. Tai, kas mes esame šiandieną ir kur mes esame šiandien, turime būti dėkingi praeityje nugulusių įvykių sekai. Praeitį dažniausiai mes siejame su įgytomis patirtimis ir vertybėmis. Ateitis neatsiejama nuo pažangos ir naujų idėjų.
Šiandieną lenkiam galvas ir prisimename visus, kurie kūrė, steigė, puoselėjo. Po to jau dirbo buvusioje Raudono kryžiaus ligoninėje Laisvės alėjos padalinyje. Vėliau tęsė darbą Kauno klinikinėje ligoninėje, dar vėliau Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje ir galų gale tas kelias baigėsi čia Šilainiuose. Esmė yra pacientas ir medicinos menas. Vieta gal nėra tiek svarbi. Dažnai yra sakoma, kad gydo sienos, bet turbūt labiausiai sienos gydo namuose. O ligoninėje gydo rūpestingų medikų žodžiai, darbai ir šypsenos. Todėl noriu palinkėti mūsų pacientams sveikti kuo greičiau ir sėkmingiau, o mūsų darbuotojams linkiu nepamiršti medicinos esmės ir būti tvirta komanda.